Taigi, reiškia, Bluefish apsaugos duomenų programa. Aš ją balsu, reiškia, įsirašau, kokie plėtiniai tekstai ar JPG, reiškia, failai ar kiti, reiškia, patys susirasit, bet čipus, reiškia, saugant su bent jau tokiu, reiškia, žodiniu, reiškia, virtualaus interneto, reiškia, pasisakymu, kas iš esmės virtualus yra, tai kas yra dirbtinis intelektas, kuris valdomas balsu. Va, tai šitas dirbtinis intelektas neprogramuoja iš kaimynystės jokių double šitų programų, ne jokių double, reiškia, čipų ir jokių morzės nulis. Ir iki pabaigos išnaudos žmogų, reiškia, kaip tą politinį atvejį Mikutavičiaus su Paksu ir visus kitus KGBistinius durnių namus. Tai vat šitas, reiškia, kiekvienam žmogui, reiškia, globaliai, reiškia, šitą direkciją. Ir todėl aš rašau glob.mem, todėl kad mem tai yra panašus, tas pats, bet tai nėra vienas ir tas pats. Vat. Glob ir mem, reiškia, mano toksai dirbtinio intelekto balsų programavimas į palydovus įrašomas kaip dar viena galimybė virtualų pasaulį sovietiniai suvaldyti nuo čipų programavimo 38 gamą girtų durnų provincijos idiotų, ekstrasensų, ekstremistų, žydų, kurie įsivaizduoja pasaulį valdysiantį su chaoso teorija ar KGB agapė. Visa tai yra tik tai Nikulino asmeniai filmuose, kurie nebemadingi, todėl retrokonsolės, ką bando, reiškia, pasaulis parodyti, realų pasaulį, koks buvęs nuodėmės baisus pasaulis, vis dėlto tai tik tai lieka abstraktus dalykas, kaip ir filmas, negali būti jokių programavimų, kaip ir filmas, te gali būti abstraktus suvokimas istorijos kažkieno, gal tokios iš tikrųjų buvusios, bet jis vis tiek te lieka abstraktus. Dar tai vadinam pasaulis įvaizdžių, reiškia trikampių, įvaizdžių trys. Tai vat esmė tokia fizikos. Vektorius gali būti į viršų, tiesiai arba žemyn. O kaip būna pasaulis šitam. Ir viską, ką gali programa, šitą visą kompiuterinę, tai valdyti fizikos pasaulį. Chemijos pasaulio valdyti dėja dirbtinis intelektas. Gali, aišku, žinoti viską apie chemiją, bet valdyti negali. Kaip ir matematikos galvoje žmogaus besitęsiančios, joks algoritmas negali nustatyti, nes matematika ir tikslusis pusrutulis veikia ne iš esmės šitais kompiuteriais, o biologijos suvokimu, kaip po neurono gyvybę, dėl maisto, kurį aš valgau, dėl vandens, kurį aš geriu, ir dėl to, kad esu gyva ląstelė, gyva bakterija. Ir šitas dar vienas dalykas - dvasinis suvokimas savęs. Jeigu aš ieškau, aš randu. Nebūtinai chemija 10 balų,
teologija atitinkama visiems fariziejams. Taigi vadinasi, tai, kas žmoguje yra viduje brangiau už išorę.